Sveiki, sumišėję Aisį šiandieną. Ui, biški. Neklauskit, dėl ko tiek daug mirštu, nes būna FK, nes aš bandau parodyti, sukoncentruoti visą vaizdą, kad jūs pamatytų viską. Tai žodžiu, kaip žinote, paskutinį epizodą mano filmavimas buvo užstrigęs ir šitą vietą pasirodo, tai buvo limitas filmavimo. Ir sustoja man automatiškai video. Ir teks man to 4 dalis. Šios serijos, tai man peninslas, nes turėjo būti tik 3. Turėjau aš jums per tą epizodą parodyti visą šitą miestą, tačiau nesigavo. Ir teks kitą epizodą, ir dar dabar šitą parodysiu, teks dar Ernę savo parodyti, kur. Žodžiu, šitą mieste yra 2 dangoraižiai. Vienam iš jų yra įrengta biblioteka, ten bus biblioteka, aišku, yra ten jau įrengta kažkiek tiem aukštai, ir čia bus kaip nacionalinės bibliotekos pastatas, būna kultūros pastatas, ten visos šalies archyvai, dokumentai, o čia bus biznio pastatas, turime apie prekybą, žmonės galės savo biznio patalpas nusipirkti, ir čia antras dangoraižis. O čia mes turime bažnyčią. Letonijos gražią bažnyčią. Jinai ne tai, kad graži, bet tokia didelė erdvė bažnyčia, tokia su aukštom lubom bus. Žymiai didesnė negu Justijos bažnyčia miesto. Ir čia yra pirmas aukštas, ant kurio čia kaip scena bus. Ant tos bažnyčios bus. Jei kažkas koncertuos, bus kaip performansų su vaizdu į miestą. Ten yra jau ne tai, kad užmiestis, bet miesto teritorija, kuri priklauso miesto, ir joje galės kurtis gyventojai gyvenamoji žemė. Čia bokštui skirta erdvė bus. Va, taip. Tam bokštelis skirtas varpam. Čia dar ne viskas įrengta. Čia dar bus daugiau plėrių, bus šalis pilnai įrengta. Čia kol kas tik tai pastatytas. Statinys dar kol kas pastatytas, bet dar pilnai neįrengta. Tada aš jums parodysiu. Galvoju, vis dėlto parodyti reikia kažkurį dangoraižį. Va. Nes aš tikrai įrengsiu biblioteką. Bus biblioteka va ten. Ir čia viskas per survival. Miestas kuriasi. Kas metai yra viena savaitė ir kas metai šita šalis kuriasi, status vis daugiau pastatų. Tai būna kartais sustojimas, niekas nesistato, kartais būna kaip tik vieną savaitę labai intensyviai statosi. Visai būna. Ten kryperis, nes savo vietoje aš ten išimsiu. Eik, zaraz. Sorry, biškai, kad nervai, bet mane užnisa, kaip aš pasistatau savo statinį ir pas mane statiniai būna tokie, aišku, gyventojai, kurie neturėtų. Aišku, ta šalis turi savo istoriją, kad šita teritorija turi visokį mutantų, kadangi po karų daug radiacijos buvo, ir daug kurie mutantų. Va čia aš jums viską, va čia toks vaizdas miestą, kitas dangoraižis. Čia labai taip gražiai atrodo. Ai, pamiršau, aš turiu chatą Smetonijos mieste. Miesto regione. Va čia biblioteka bus. Aišku, pamiršau paskaitęs, dar nėra, bet jinai bus. Čia reikės biškį skaityti. Bet nieko, viskas čia bus tvarkyta. Čia biškį apleistas servas ilgą laiką. Tiksliai neprisijungi ir va čia vaizdas į miestą. Gana didokas. O ten yra Chicken Legs, diktatoriaus pastatas, prezidento, kuriame yra prezidentas, dar neįvardintas, jums bus atskleista informacija nuo 26 metų ir ėmėsi diktatorius ir jisai bus dar pagerintas. Nes jame dar bus radio, kaip būna, ne tai kad patalpos, bet bus radio aikštelė, ir visa kita. Dar šitas pastatas, kaip čia pasakyti, bus dar pilnai užbaigtas. Jis ten biškį buvo, ten biškį restauravom, tai biškį pagriovėm viršų. Bet jau ten yra radio bei diktatoriaus bokštas. Jūs pažiūrėkit,
kas yra Far Cry 6 žaidimas. Aš dabar obses su to žaidimu, aš kiekvieną dieną žaidžiu ir ten bandau įveikti tas misijas. Labai įdomus žaidimas, o jums pasiskaityti ir pažaisti. Ir pažiūrėti video, nu, apie tą šalį, ten kokios misijos ar panašiai. Ir va tai. Kad jūs žinotų. O čia yra chicken. Dabar mes jie aplankysim. Pasikelsim į aukščiausią galima. Liftas gerai. Va, nu, ne tai, bet jis bus aukščiausias. Galim sakyti, yra aukščiausias, tik tai jam trūksta bokšto viršūnės. Aikštelis yra papildomas ten, kur su Elytra žmonės galės atskris. Nu, aš helikopterį vadinu Minecraft. O Elytra bus kaip helikopteris. Tai žodžiu, helikopterio aikštelė ten bus dar viršui. Dabar aš savo chatą parodyti. Na mieste turiu Smetonijos. Tai čia, matot, didmiestis, jis toks ilgas. Nuo čia prasideda ir tęsiasi galo. Čia visa šita vieta yra miesto teritorija. Priklauso miestui. Čia nuosavai namai, čia brangiai. Viena patalpa ir čia yra laisvų patalpų. Bibliotekos nacionaliniam dangoraižiui galima nuomoti, kiekvienas aukštas kainuos po 20 deimantų. Ne, tarkim, už du aukštus 20 deimantų. Nu, dar čia bus serverį paaiškinta roleplay. Nu, kiek kainuos kiekvienas objektas. O čia, kai nori savo pasistatyti mieste, tai reikės papildomai 5 deimantus už žemės mokėti, nes žemė yra mokama. Čia mano chata. O taip atrodo, čia biškai. O tokių bairių. Nu, žinote. Bet jo, mano chata. Tai va čia. Turiu savo. O ten yra už Stigmo peninsulos ribų į kitus kraštus žmonės, kurie bando atsiskirti nuo pačios valstybės. Dabar aš jums parodysiu pilnai miesto regioną. Dar galinį. Kuriame turėjo būti stadionas. Bet gerai, kad ne viskas yra sostinė, nes būtų nesąmoniai viskas įstokit. Tas viešbutis, gerai, kad kurorto sala yra atskira nuo Ernio, kurį jums parodysiu. Tai viskas būtų sostinė, būtų nuobodu, nes iš sostinės nieko įdomaus, tik viskas sostinė. Va taip. Va čia. Paėjus, čia yra tokie kaip ežerai, vadinasi Loch Neso ežeras šitas. Ir čia tada miesto kaip ir gal. Ir ten turėjo būti stadionas. Va. Nu kaip mane nervauja šaltis, negaliu. Va, čia turėjo būti miesto stadionas. O Ernio sala yra labai toli nuo šito. Tad va, aš jums parodžiau visą. Nu čia ateityje planuoju aš prieplauką statyti. Kaip matot, kitą pusę ten bus prieplauka, uostas kaip miesto. Ir va taip. Su jumis buvo Aisis ir čia buvo trečias epizodas, kai pilnai parodau miestą. Nu ir... Ui, aš jums pamiršau dar. Gal dar neužbaigti. Aš jums gal dar parodysiu. Aš taip arti buvau šio video pabaigos, nes aš būčiau užbaigęs video. Tuo momentą aš būčiau užbaigęs. O taip. Dabar aš jums tik noriu, nežinau, čia tas dangoraižis tas pats kas tas, čia tik trumpai norėjau jums parodyti. Čia kaip matot, kaip vienas patalpas. Tas dvi patalpas kainuoja 15 deimantų. 2 aukštai. Va taip. Ten yra tas pats. Tad Vaisis ir trečias epizodas yra užbaigtas. Tai gero.